ketvirtadienio pavakarę Vilniuje Antakalnyje susidūrė motociklas ir lengvasis automobilis. Motociklininkui prireikė medikų pagalbos. Čia visiškai šalia Švento Roko ligoninės įvyko avarija maždaug prieš 1,5 valandos, tačiau iki šiol dar įvykio vietoje matyti avarijos pasekmės. Susidūrė Volkswagen Passat automobilis ir motociklas. Motociklas nuo smūgio nulėkė ant šaligatvio, rėžėsi konteinerius. Na ir dabar iki šiol dar įvykio vietoje dirba policija, aiškinasi aplinkybės. Eismas Antakalnio gatve, važiuojant centro link, yra visiškai blokuojamas, todėl viešajam transportui reikia tokiais būdais bandyti įveikti kliūtį, tačiau ne iš karto pavyksta. Troleibusams per didelis atstumas ir atsikabinama nuo kontaktinio tinklo. Pirmas pranešimas buvo apie įvykį maždaug 15:09 ir pranešėja teigia, kad susidūrė automobilis ir motociklas. Motociklininkas guli ir nesikelia, bet sąmoningas, kvėpuojantis. Na, paskui buvo patikslinta, kad įvykė dalyvauja automobilis Volkswagenas. Dar kiti žmonės paaiškino, kad motociklininkas nukentėjęs yra, patyrė kojų ir rankų traumą. Įvykio vietoje jo jau nėra, tai greitoji pagalba žmogų sužeistą išvežė į ligoninę. Kol kas pirminiais duomenimis jam 30 metų, o avarija įvyko, kai sukdamas į kairę, čia į kiemą, lengvasis automobilis nepraleido motociklininko, važiuojančio priešingą kryptimi pagrindiniu keliu Antakalnio gatve centro link. Na ir įvykus susidūrimui, motociklas buvo nublokštas tenai ant šaligatvio. Važiavo mašina iš priekio ir tiesiog už jos važiavo pirmojo juostai motociklininkas. Ir tikriausiai taip sutapo, kad mašina užstojo kelią ir tiesiog nepamačiau to motociklininko nepasimatė. Ir gavosi taip, kad jau pradėjau žiūrėti į kiemą įvažiavimą ir... Ar sunkiai susižalojo tas žmogus su motociklu? Mačiau, kad koja sužalota, aišku, daug sumušimų visokių, kas be ką. Čia tokia labai judri vieta, didelis pėsčiųjų eismas, tai tik tai laimingo atsitiktinumo dėka nenukentėjo pėstieji, nors buvo tikrai iškilusi grėsmė. Čia einant pro šalį galėjo nukentėti nepadėti žmonės.